Taigi sveiki visi, su jumis ir vėl aš Vaikis ir šiandien mes žaisime žaidimą pavadinimu Escape Evil Grandpa. Gerai. Per meniu mes matome labai piktą senelį. Man atrodo, jisai nebus geras senelis, nors pasipuošęs tai gražiai. Gerai, aš kol kas eimu normal. Kitą kartą gal pabandysim hard. Gerai, mes esame žaidime. Ir čia jisai miega. Gerai, mes... Ui, jisai gaudo. Nu, jo senelis negreitas gana. Bėgam. O... Čia, man atrodo, į šitą vandenį nereikia lipt. Gerai, laiptai, man atrodo, kaip jis arti. Gerai, jisai užmigos eidamas. Koks. Iš tikrųjų, tas senelis juokingas gana. Sakykit, ką norit. Jisai iš tikrųjų juokingas. Gerai. Gausim parkūrą, matau biškį. O! Gerai, šokam čia. Šokam čia. Tada čia. Čia. Gerai, man atrodo, mes ant šito turim sustot. Gerai, pirmą perėjom! Va, kaip tik nereikia ant jo sustot. Tai kaip čia šitą... Ai. Aišku viskas, tai va, ant šito reikia. Einam. Gerai, perėjome šitą staidžą. Dabar einame į šitą staidžą. Ir čia tas senelis. Visai sieną pragrafęs. Žiūri, kaip aš bandau įveikti kliūtis. Žiūrėk. Mes tikrai įveiksim tavo kliūtis. O, gerai. Čia vamzdis pasisuka, man atrodo, kas 5 sekundės. Gerai, vėl šitas staidžas, kaip ir per tą žaidimą, kur praeitą kartą filmavau. Baris Prison, jisai ten vadinas. Tai va, čia tas pats staidžas, ten buvo irgi toks. O. Gerai. Čia šokame. Ai. Gerai. Antras bandymas. Tuoj bus. Palaukit. Man nereikia jokių pagalbininkų, nes tada gaunasi čytinimas. O. Gerai, šokame. Nu, geras. Šito tikrai nesitikėjau, kad toks nūbas bus ant šito staidžo. Pasirodo, reikia pasistengti. Nėra čia taip ir lengva, kaip aš galvojau. Ne. Gerai. Trečias bandymas. O. Nu, vau. Šitaip dar nesu niekada padaręs. Ketvirtas bandymas. Gerai. O. O, perėjome iš ketvirto bandymo. Dabar čia mes negalim ant jo rūbų užlipti. Man atrodo taip. Gerai, šokam. Tada čia šokam. Ir čia! Gerai, mes perėjome šitą staidžą iš pirmo bandymo. Čia tas senelis miega rūkšty. Gerai, einam čia. Nu. Gerai, The Prawn Factory. Nežinau, kas reiškia prawn, bet factory tai kažkokia gamykla, žodžiu.
Gerai, tai čia reikia nulenkti svirtį. O, kaip lengvai nusilenkia. Čia, man atrodo, yra limitas, kada jau užsidaro. Ai, ne. Use the plan. Tai mes turim panaudoti ten, kur, ant tokios virvutės tu ten šioži taip. Nežinau kaip tas vadinas dalykas. Va, šitas. Šok! Iš pirmo bandymo šitas nepaėjo. Gerai, antras bandymas. O. Gerai. Perėjome iš antro bandymo. Gerai, panaudok šitas lentas, kad galėtum pasiekti, nežinau, kas yra ekras. Kažką pasiekti, žodžiu. Su šitom lentom turim. Gerai, turime čia. Platformas gal? Nežinau. Čia matau reset planks. Tai galima visas lentas resetint. Gerai, einam. Čia. Ui, nukritau. Gerai, iš pirmo bandymo šito kažkaip staidžio neperėjom. O, tai va kam tas reset planks. Taip. Gerai, reset planks. Visas iš naujo. Tai gerai, galime pabandyti iš naujo. O. Tada šitą. Dabar pasistengsim nenukristi. Ir šitą perėjome. Tada einam paimti šitą. Dar vieną lentą. Man atrodo, net tos ketvirtos nereikės. Ar reikės kaip tik? Nes čia, man atrodo, vamzdis. Taip, čia vamzdis. Ir čia vamzdis. Jo, tai be reikalo resetinau ten. Čiagi vamzdis buvo. Gerai, čia toks parkūras. Bet aš nuo praeito kartą labiau parkūro išmokau. Bet aš mokėjau parkūrint labai gerai. Bet dabar jau labai seniai nežaidžiau parkūro, išskyrus per praeitą video. Ir nuo praeito video atsimeniau, kaip reikia. Tai prieš šį video turėčiau geriau parkūrus pereidinėt. Nu gerai, čia man atrodo tas pats kaip per Baris Prison. Labai mes ilgai šuošime. Jo, atspėjau. O. Nu, nežinau, kaip šitam žmogui neskaudėjo trenkti į laiptus galvą. Gal čia koks super žmogus, nes čia tai, jeigu realybėj, tai jau nelabai gerai būtų. Gerai, čia man atrodo tas pats stage'as, kaip ir visi šitie žaidimai, man atrodo pagal tą pačią formulę sukurti. Nes čia vėl tas pats, kaip per praeitą video aš žaidžiau. Tik su sausainiu. Ai, čia kaip tik aš padidėjau, pasirodo ten. Čia greičiau bėgu, va, pastebėjau. Man nereikia jokio tanko. Gerai, pasirodo, čia labai greit bėgu ir padidėjau. Senelio sausainiai, kas reiškia. O. Čia realiai tas pats stage'as, kurį mes vakar jau buvom perėję. Tai čia jau turėčiau žinot, ką daryti. Ir žinau, ką daryti. Gerai. Šitas buvo labai lengvas. Pavyzdžiui, šitas buvo ten, man atrodo, buvo kažkoks tiltas, kur lūžinėjo lentos. Tai čia tiesiog tokios pačios lentos. Kažkaip čia numiriau, net nepamačiau kaip. Man atrodo, lenta sulūžo. Gerai, čia reikia pasirodo atsargiau. Tai kad aš net nepaliečiau lentos. Gerai, trečias bandymas, kaip nori. Aš nepasiduosiu to žaidime. O. Gerai.
Room of Golden Pran. Nežinau, kas pran yra. Gal koks akmuo ar kas ten. Ai, viskas aišku, pran, kas yra. Šitas golden daiktas. Tai man atrodo, pasiekėm žaidimo esmę. Čia steal the golden pran. Pavok golden šitą auksinę akmenį. Ir čia akmuo net nežinau. Gerai, kai man tave paimti, aš mažas gana. Palauk. Galim pašokti ant jo. Gerai, paimsiu, koks man skirtumas. O! O! Gerai, bosas. Kažkaip labai greit moku bėgti. Keista, kad ne visuose žaidimuose taip galima. Man atrodo, į tą mygtuką jo reikia šaudyti. Nes ten išjungimo mygtukas, nešaudyk lazerio. Gerai, bėg. Gerai, bėgam. Va, ten jo lazeris yra. Aš nepasiduosiu tau. Galvoju, aš tau pasiduosiu? A? Gaudyk. Tu galvoji, aš pasiduosiu tau? Taip, nes praeitas robotas tai buvo labai lengvas. Gerai, mažai gyvybių labai liko, pačioj ten rašo gyvybės. Nagi, būk profas. Iš pirmo karto. Nu, pasirodo, mūsų senelis nelabai ir geras. Anti-Grandpa 00. Kažkokia. O, šautam, gerai, bėgam. Vis dar. Čia tai kam tos lentos, taigi jas peršokt galima. O čia žaidimo, kurie nepagalvoja. Tu galvoji, aš tau peršoksiu tokį atstumą? Nu, čia man atrodo klaida žaidimo. Ar kas? Jo, čia buvo kažkokia klaida pasirodo. Nes aš tiesiog galėjau šitą stage'ą nepadaryti. Mano pats nemėgstamiausias stage'as tai šitas su lentom. Bent jau šitam žaidime. O čia ką? Čia gal irgi duosi vėl sausainį. Čia... Kaip šitą stage'ą pereit be Robux viršinybės? Gerai, nueisiu į tą shopą, nu. Ir kas čia yra? Čia viskas pirkti reikia. Gal čia kažkur praleidau, žinai? Aha. Gerai, grįžtam atgal. Ai, tai palauk, gal man... Golden Prun reikia paimti, aš nepaėmiau jo. Tai ką aš čia darau? Taigi jisai padėjo į vietą tą Golden Prun. Ar aš jį paėmiau? Čia man atrodo, be Robux viršinybės tos tai čia negalima pereiti. Arba galima, bet taigi aš paėmiau tą Golden Prun. Ar man atgal grįžti, ar kaip? Ar aš ne į tą pusę jau? Nežinau. Ai, tai aš ne ten ėjau, aš... Durnelis, taigi čia reikėjo eiti. Kur aš ten ėjau? Tengi mes tą stage'ą perėjau. Gerai, man atrodo, čia dabar stage'as nepažadinti šito kvailo senelio. Šiaip labai keista, kad vaikas bėgtų nuo savo senelio. Nu, bet čia senelis turintis problemų. Ui! Kaip skauda. Kam tu savo anūkui turėtum trenkti su savo lazda? Gerai, bėgam. Gerai, bėgam.
bėk. Man atrodo, senelis už mūsų. Čia mes perpilą. Tu vėl stovėdamas užmigai. Man tai gyvenime dar nebuvo taip nutikę, kad aš stovėdamas užmigčiau. Gerai, pasirodo, perplauksim krantą. Nu, čia jau senelis tikrai, manau, neplauks. Tiesiog violetinis vaizdas po šito vandenį. Čia gal žinai, koks secret vanduo. Gerai, dar pasirodo gausim parkūrą. Einam čia. O. Gerai, bandome pereiti parkūrą. Šok. Arba čia sprintą reikia naudoti. Bet čia net nėra sprinto šitam žaidime. Tai turėtų būti. Gerai, gal iš kitos pusės galima. Ne, tai čia yra sprintas iš vis. Kaip čia pereit šitą stage'ą? Kažkas, kas žino, tas pasakykit. Nes aš tai... Tai kaip čia pereit tą stage'ą? Aš jau iš 4 bandymo nesugebu ją pereit. O, gerai, iš 4 bandymo pasirodo perėjome. Čia matau toks sunkesnis parkūras. Gerai, čia tai dabar atsiemu žodžius, čia labai lengva buvo. Nu ir aš čia tūsinu pasirodo. Ir čia, man atrodo, buvo žaidimo pabaiga. Nu tai gerai, manau, šiam kartui užteks. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis dar kartą kartoju buvo Vėjavaikis. Ir iki kito karto.